Zdarov, kaimietį. Ką tu kaimo liepo vadini, kad tu pats kaimo liepas? Žinau, kad biški pyksti ant manęs, bet pakalbam rimtai. Aš nepykstu. Ką čia visi žmonės pizdėlina, kad tu nemoki dainuot, tai nekreip dėmesio. Visi nuo kažko tai pradeda. Nu, Lietuvos talentai ir X faktorius yra šūdas, čia ne tau. nu. Aš tavo topinius gabalus parodžiau plačiam pasauliu, Amerikos talentam. Ir jie liko sužavėti. Žinau. Tuoj pamatysi jų reakcijas, bet prieš tai noriu pasakyti žmonės, jūs patys paimkit mikrofoną, iš lempos tekstą ir pasidėkit padainuokit laivą bedarant. Nu, Ir tada mes visi labai smagiai pasijuoksim iš kiekvieno. pat. O šiaip, Petrai, rimtai, tau reikalingas normalus prodiuseris. Kas ką galvoja, kad aš ieškau kažko, tikrai neieškau. Sumest kažkokį tai bitą, suvartyt kažkokį tai tekstą, padainuot, Kažką. užmesti autotune, kelis efektėlius ir aš tau sakau, publikos bus dafiga. Sielas bus vahuje. Kad va ką žinotų, tai va. Taip kad seni, nosį į viršų, ageiteriai, niuchinkit šlepas. Heiteriai, jums kažkas trukdo. Įsitrinkit tuos tiktokus. Taigi daina, top numeris 1, kuri net man labai patiko, apie lengvo elgesio merginą Gintarę. Bet kokia karšta puntytė Gintarė, nes visi klientai renkasi eilėje. Na ir antra daina. Kai pagalvojau, aš tau norėjau paskambyti ir norėjau tavęs ieškoti. Taip norėjau dar kartą sutikti tave gyvenime. Tikėjausi nors, kad gyvenime kažką užkabinsiu, bet jau nieko neberadau. Viskas sugriuvo. Aš nesiruošiu niekam gyvenimo aukot, suprantu. Tai va.